Terasų džiaugsmų laikas artėja, šią savaitę šilta, kitą kiek atšals, bet ką siūlau padaryti, tai kitą savaitę, kai šalčiau, išnaudokit tą laiką terasų nusiplovimui. Atšils, išdžius, eisit iš karto lyvuoti. Tai šiandien ką noriu pristatyti apie galimas plovimo priemonės, buvom pas savo partnerį Gotą, sakau, parodykit, ką paprastas žmogus atvažiavęs pas jūs gali išsinuomoti terasos plovimui. Tai yra 4 būdai, čia tas senas, geras rankinis, kietas šepetys. Šis karys niekada nepaves, o bet tačiau, kai reikia didelį plotą ištrinti su jėga, yra reikalų. Tai visgi ateina toks poreikis įrankiui, kai paprastai per kelias valandas gali gerai nusivalyti terasą su tam tikra įranga. Prieš tai apie priemonę. Voka turi 2 priemonės terasų plovimui, tai Voka Exterior Wood Cleaner ir Voka Deep Cleaner. Tai Exterior Wood Cleaner tai yra kaip terasų muilas. Atnaujinant terasą tą pirmą kartą per pavasarį, tai reiktų atskiesti priklausomai nuo užsinešimo nuo 1 iki 4, tai reiškia skiedi šito viena dalis ir 4 vandens, o taip pat gali būti naudojamas sezono metu 1:10, kaip tiesiog muilas kažkaip apsiplauti terasą, ne, jeigu jinai užsinešia purvu. Tai va, čia viena, o jau Deep Cleaneris jau suponuoja pats pavadinimas intensyvus valiklis, kai terasa apleista, jau purvina, arba reikia pakeisti, nutrinti visiškai alyvą, pakeisti alyvos sistemą, jinai išvalys ir alyvą iš poro, rimčiau nusidėvėjusiai terasai Deep Cleaneris. Ok, einam per priemonės. Šių metų naujiena, va, Makitos toks įrankis, čia šepetys, fiksuojamas kreipiančiuoju, aš palikau ją laisvą, bet galima tiek vieną pusę fiksuoti, tiek kitą, va čia paprastas fiksavimas. Yra baterija, su 2 baterijom, kiek čia 80 ampervalandžių, tai su 2 baterijom praktiškai nuplausit kiekvieną terasą. Kaip veikia, įsijungia, 3 greičiai, paspaudžia, čia mygtukas suktis ir va, jeigu aš paspausiu. Šepetys pakankamai minkštas, galbūt ir kietesnių, šitą išbandžiau. Sakyčiau taip, jeigu balom taip, be svorio, tai šiek tiek trūksta jau tokiai paprastai neapsinešusiai terasai, bus ok. Lengvas, be laidų, greitai pasidarysit, paprastas įrankis. Jeigu norit kažkiek daugiau pašveisti, reiks pasireguliuoti čia aukštį ir pagal save ir gal šiek tiek pridėti svorio. Ne per stipriai, bet kažkiek pridėti svorio plaunant. Tai paskui parodysiu. Tai itin paprastas, ne tiek galingas įrankis. Antras, prie ko eičiau, tai va, plovimo mašina. Tai plovimo mašina, ant kurios užsideda va toks diskas su kietu visai plauku. Lengvai labai užsisuka, yra tokie dantis, va, pataikom ant tarpų, pasukam į priešingą pusę, viskas. Nepavyko dabar, bet to pavyko. Čia gausim karpyt, matau, ne? Tai va, taip va, dabar užfiksavau. Viskas, va, čia prisipilam vandens. Čia koks privalumas, galima piltis valymo skysčio. Beje, apie valymo skystį, tai dažniausiai naudoja sodo purkštuvą, atsiskiedžiam į sodo purkštuvą, tai susišlapinam terasą, su juo užsinešam priemonę, leidžiam pastovėti 10-15 minučių ir einam trinti, ne? Jeigu džiūsta, drekinam, sauso netrinti. Su Deep Cleaneriu pastaruoju metu man labiausiai pasiteisino toks dalykas, kai pilu Deep Cleanerį tiesiai į vonelę, mirkau šepetį ir su šepečiu užnešinėjau priemonę Deep Cleanerio tiesiai ant lentų ir pastovėjau šiek tiek tą patį darau trinu. Su šituo šepečiu, su priemonė bus kitaip. Bet užnešinėjau su šepečiu mirkydamas į vonelę. Ir paskutinė priemonė, sudėtingiausia valdoma, bet kadangi yra apie 30 kg svorio, iš savęs sunki, šepetį spaudžia mašina ir čia vadinama parketo alyvos įtrinimo aparatas. Šitas turbūt geriausiai valys, kiek sunkiau valdomas neprofesionalui. Nes jeigu kažkiek tai besisukantis šepetys užsivelia ir gali panešti tą visą aparatą ir jis, kadangi sunkus, pajausit ant rankų. Neprofesionalui sunkiau valdyti. Bet turbūt tai būtų tas toks stipriausias valymas su šito aparatu. Čia toksai per vidurį irgi neblogas. Čia, kai jūsų terasa prižiūrima kas metai, tikrai nuo dušės ir viskas daroma ir niekas niekur nenusitrynė. Ir tiesiog reikia atverti medienos poras ir užnešti naują alyvos sluoksnį. Tai va, tokia teorija, eisim prie darbų. O, matai, kaip purva neša, aikti savo. Mūsų šepetys legendinis, Pamatau, džiaugiuosi. O, šitas blemba. Jeigu nereikėtų naudoti raumenų tam, labai geras daiktas. Ir kaip matas, kad su tuo kietu šepečiu padarius, neturim tokio rezultato.
Tai vat nespaudžiant, nu neišveičia. Turi spaust, tai va, neapsinešti labai terasą, nu blema, įrankis. Ir va čia bus geras palyginimas, kai jam trūksta tos jėgos. Nu ką, big boy in the house, ne? Kažkaip neatrodo baisiai gerai, kad plautų. Ką reiktų pasakyti apie šitą mašiną? Tai kietesniai terasai turbūt taip, VPC terasai žinoma, bet minkštesniai medienai kaip termo, ne, kažkas iš aparato to braižo. Dar pasiaiškinsim su Gotu, paskui parašysim komentaruose, bet nerizikuosim toliau su šituo aparatu. Čia bus galinga mašina su valdymu, ne kiekvienas susitvark. Matysim, kaip mums toj seksis. Gal daug šnekėsim, o ne viskas išeis. Ir labai sunku valdyti iš tikrųjų, jeigu nesi išmokęs su jie dirbti. Tai sakykim, su tokia mašina suardai paviršių, nu ir tada imi šepėti dar biškį. Bet su šituo labai sunku. Nu į ką, verdiktas. Senas, geras, kieto plauko šepetys, rankom biškiai pavaryt. Nu ir makitas batareikinis su tinkamu abrazyvu. Dar pakalbėsim su Gotu, kokiu abrazyvu galėtų pasiūlyti, kad būtų biškiai kietesnio plauko arba tvirtesnis, šiurkštesnis šitas abrazyvas. Mes šiuo atveju plojam su šituo. Nu ką žinau, pasirodė geriausiai iš tų variantų su net tuo mitrinimo mašinom ir plojimo specialiom. Tai aš turėčiau du derinius, va, šepetį ir makitą batareikinį. Tai va,